Tai mums buvo pasakyta taip, jūs 2 metus dirbsit be savaitgalių, išeiginės jums bus tada ir tada, atostogos bus tada, kada liks. Jeigu direktorius išvažiuotų į Maldyvus metams Ilgam, tai tegu važiuoja. Tegu važiuoja. Viskas bus gerai. Kas buvo prieš tai? Tai prieš tai mes ateinam dirbti, kaip iš, tarkim, priešais buvusių savo darbų, ne? Viskas yra nuleista iš viršaus, tu nieko negalvoji, tu tiesiog siaurą tą sritį turi, atidirbi ir viskas gerai. Ir čia mes ateinam į naują organizaciją. Iš tikrųjų, mes įstojom iš karto beveik į tą naują organizaciją. Po pusmečio. Po pusmečio. Ir tame, ta prasme, tarkim, tau iškyla kažkokia problema ir kaip visą laiką tu skambini kam? Direktoriui arba kažkam. Atsiklaus, nes tu nieko nesprendi. Juk taip. O čia direktorius maloniai pasako, tai merginos, tai viskas gerai, pasitarkit ir darykit, kaip jums reikia. Ta prasme, kaip daryti, kaip jums reikia. Tai yra baisu. Pradžiai baisu. Nu, tai aišku, kad baisu. Nes atsakomybė, jeigu tu padarysi, tu nuspręsi, tu padarysi, tu ir atsakysi. Juk taip. Nu, vienas kartas, antras kartas. Ir yra gerai. Puiku. Ir tai kaip yra dabar? Kas yra gyva? Kaip yra dabar? Gyva tai kai viską mes sprendžiam pačios, pasitariam, balsuojam ir kaip nusprendžiam, taip ir padarom. Ir tai nešam atsakomybę kiekviena už savo sprendimą ir pasiūlymą. Jau mūsų, žinokit, ir mąstymas pasikeitė. Jeigu mes seniau bijodavom prieštarauti kažkam, tam aukštesniam, tai dabar taip nėra. Dabar mes jau ką galvojam, tą šnekam, sprendimai kitokie, mes atsipalaidavusios, mes norim, ko norim. Nu, yra kitaip, visiškai kitaip. Nu, aš tai galiu pasakyti, kad mes visada nebuvom labai tokios, kad tylėtume per daug. Nu, mes tiesiog, mes realiai su Enrika esam kiek? 18 metų, ne? Taip. Optikoj. Ir nuo to prasidėjo mūsų draugystė. Dėl to, kad mes visada buvom, mes kovojom už save, už kažką tai šalia, bet aišku, toj senoj visoje organizacijoje, tas ne visada veikdavo, dėl to, kad, tave tiesiog slopindavo. Taip, mes, pavyzdžiui, kai atėjom į savo darbą, patį pirmąją, ne? Tai mums buvo pasakyta taip, jūs 2 metus dirbsit be savaitgalių, išeiginės jums bus tada ir tada, atostogos bus tada, kada liks. Tau nuleido, tu vykdai, tu vykdytojas. O čia ne, o čia mes tiesiog turim, mūsų yra 4 žmonių komanda, mes nusprendžiam, kada mes norim, mes vieną kitą pridengsim, ateisim, padarysim, mums absoliučiai nieks nieko nepasakys, kad, čia kažką jūs tai darot ne taip. Viskas taip, kaip norim. Įvairių momentų buvo, kad verslas žemyn važiuotų, taip šitoj įmonėje tikrai nebuvo. Mes visą laiką augam. Gal kiek pristoja tas augimas ir jau mums biški šokas, ką mes darom ne taip, ką galim padaryti geriau, ką dar pagalvoti, kodėl taip vyksta taip. Tai nuolatinis. Suprantat, tas greitasis prisitaikymas prie tos rinkos, kas vyksta. Tu labai greitai galvoji, reaguoji ir darai. O nelauki kažkokių sprendimų iš viršaus. Mes pačios teikiam pasiūlymą, ką padaryti geriau, kad vienoje kitoje situacijoje ištaisyti, paaugti. Taip yra lentelės, jos atviros, tu bet kada gali įsijungti, pasižiūrėti savo išlaidas, pajamas, kitų pajamas, mūsų algas, viską tu gali pasižiūrėti. Taip. Mes šaukiam susirinkimą, iškeliam tą idėją, tada žiūrim, kas pritarė, nepritarė, galvojam, apsvarstom savo finansus, taip, ar verta būtinai, ar verta. Pasvarstom apie riziką, jeigu mes esam turėję tokių projektų, kur rizikavom ir nepasiteisino, taip, nepaslaptis, bet nieko, nes kitus geresnius sugalvojom ir atstatėm vietą ir paaugo.
Yra tokių klausimų, kur tik direktorius galim, bet jų labai yra mažai, bet yra. Aš manau, kad ten kažkokie tai finansiniai įsipareigojimai su bankais ir ten taip toliau, ten, kur mes jau nebelendam, gal mums ir nesinori lysti. Bet šiaip, jeigu jūs klausėt tuo, jeigu direktorius išvažiuotų į Maldyvus metams ilgam, tai tegu važiuoja. Tegu važiuoja. Viskas bus gerai. Pradžioj buvo toksai, kaip pasakyti, gal suėjimas kitoks, mūsų ir amžiaus skirtumai yra skirtingi. Jau ten jau jaunas kolektyvas ganėtinai, visos labai jaunos, mes tarkim brandesnės. Tai buvo pradžioj tokių dalykų buvo. Bet mūsų santykiai ženkliai pagerėjo po pelno dalybų. Kaip mes visos suėjom apie pinigus, tai yra svarbi tema. Suėjom apie pinigus ir susilyginom praktiškai algom, pareigom. Ir mūsų santykiai, manau, kad tikrai geri ir puikus, aš nesakyčiau. Kaunas prieš konkurenciją. Aš nežinau, gal kiti kitaip galvoja, mes neturim konkurencijos. Mes jeigu matom kažką reikia patempiam, jeigu kažkas įsišoka, jisai normaliai pristoja, taip, mes neturim konkurencijos. Mes viena, mes visos kaip viena. Mes, tarkim, labai ir palaikom, ten buvo tokių atvejų Vilniuje, kur mums reikėjo jas tiesiog palaikyti. Mes visos jas palaikėm 100%. Ir tikėkimės, kad jeigu mums būtų tas pats, manau, kad jos padarytų tą patį. Mes drąsiau kalbam, nebijom pasakyti tą, ką galvojam, nebijom iššūkių ir nebijom atsakomybės. Taip yra. Jeigu mes pirmiau viską tą darėm irgi, tai dabar dvigubai, net ir trigubai. Tai jūs nevaldomos? Galima sakyti. Ne, mes turim ribas. Tos vidinės ribos jos yra, jos egzistuoja. Bet taip, mes išdrąsėjom. Mes viską darom labai protingai. Ar tai daro mūsų, dėl to, kad aš dar pasikartosiu, kad mes vyresnės, mes labai apsvarstom, kada reikia sustot, kada nešokt per aukštai, nes tu gali žemai kristi. Mes viską labai tą apsvarstom, nusvarstom, aš kalbu apie Kauną. Ir pas mus žiauriai stiprus tas kolektyvas ir mes patenkintus. Oi, daug kas pasikeitė. Visų pirma, kad tu nori eiti į darbą su šypsena ir gera nuotaika. Taip, o kaip šiandien, pavyzdžiui, paėmiau kažkur. Kaip šiandien visą laiką. Taip. Tai yra tas, mes visą laiką buvom su Laura darboholikės ir Vaida ir visi kiti, tai dabar išvis darboholikės. Nes smagu, kai ateini su šypsena gera nuotaika, dar ir geri klientai ir pritraukiam tuos gerus klientus. Mums tai patinka. Mums patinka dirbti dabar. Taip. Dabar nieko. Nežinau. Ne. Aš nežinau. Šiai dienai neįčiau nieko. Pinigai ne pirmoji vietoj. Aišku, pinigai svarbu visa kita, bet ne pirmoji. Gal reikėtų, žinot, kaip aš galvoju, kad išklausyti žmogaus ir gerbti jį. Nes mūsų dažniausiai įmonėse tai yra direktorius arba savininkas, yra dievas, ne? Ir visi kiti. O visi kiti aptarnaujantis personalas. Ir ten, pavyzdžiui, kažkokio tai ten mechaniko, kuris ten dirbo, nežinau, 20 metų ir jis ten tikrai įsinagrinėjęs viską, jo net negirdi. Kaip mus, kad išgirsta, kad mes pasakom, ne, reikia daryti taip ir bus gerai taip, patikėkit. Tai ir kitiems reikėtų išgirsti savo mažus darbininkus ir manau, kad būtų tikrai geriau, lengviau. Pritariu, aš tiesiog nežinau, ką dar čia pridurti. Ir gerbti žmogų. Taip, tiesiog, gerbti tą paprastą žmogų. Kai tu esi tam pačiam lygmenį ir tu girdi tą kitą žmogų ir nėra tai, kad aš čia direktorius, o čia kažkas, tai yra labai svarbu. Iki galo, kas yra gyva organizacija, tai žinokit, mes tikrai neišsinagrinėjame. Studijuojam. Mes esam tik tam kelyje ir ten pasakyti, kad jau mes viską žinom ir jums paaiškinsim, kaip daryti, tai dar labai labai toli. Mano supratimu, gyva organizacija kas yra? Gyva organizacija tai yra mažytė šeima viduje,
kuri yra dar didesniai šeimoje išorėje. Bet jinai yra visą laiką besikeičianti. Vadinasi, tu iš vienos šeimos gali pereiti kitą mažą šeimą ir dar ten, kur tau patogu ir tu randi savo vietą. O tavo šeima yra dar didesnė, toks va rutulys. Ir va tu joje ir būni, bet augi. Tau nepatiko, pavyzdžiui, kaip pas mus vyksta, ne? Yra komandos. Tau nepatiko vienoj komandai pabūti, pabuvai, nu ne tavo vieta. Išėjai kitur, nes man tai tikrai tai buvo. Tikrai. Kur mane priskyrė, ten buvo kažkoks chaosas ir nesąmonė. Ir tas supratimas, suprantat, toleravimas to žmogaus, priėmimas jo netobulumo, ne? Bet kartu ir palaikymas ir leisti jam augti. Taip. Labai gerai. Laimi ką? Pinigus, todėl kad žmogus nori dirbti ir jis dirba daugiau. Kaip sau. Kaip sau. Ja. Jo, nu yra ta motyvacija kažkokia, nes tu tiesiog suinteresuotas. Ja. Tu privalai dirbti, kad užsidirbti, nes tu neturi fiksuotos algos ir viskas priklauso nuo pelno. Kiek tu to pelno pagaminsi, tiek pelno mes išsidalinsim visi kaip šeima. Vadinasi, tu negali pavesti kitų, nes tu atsakingas už tą pinigą. Nu taip. Aš taip pagražėjau. Čia ištrinkit. Pagražiai, nes gera nuotaika visą laiką nori būti pasitempus, ne? Ne, šiaip viskas labai gerai. Blogai. Iš darboholikių mes pasidarėm dvigubos darboholikės. No, nenormalios. Nenormalios. Viskas motyvacija, tai kai tu ateini į kolektyvą, kur jautiesi gerai, kur tave supras, padarys, tarkim, tavo darbą, jeigu tu ateini tenais nemiegojas ar kažkas tai tokio. Arba pasakys tau, eik ir įsimiegok. Tiesiog eik jo pailsėk, ateisi rytoj ar ten kažkas tokio, kur tave išleis, jeigu tau reikia, kur tave supras. Nu, arba pasakys, tau reikia atostogų, paimk ir išeik. Jo, tiesiog. Tai yra pirmas dalykas. Ir neatmeskime ir pinigus, ne? Taip, tai pinigai yra svarbi, yra detalė. Taip, nes tu iš to gyveni. Be jų tu tiesiog niekas irgi, tai yra labai svarbu. Bet jo, tu turi gerai jaustis. Visų pirma, tu turi gerai jaustis. Ir žinot, kas yra, kai atsišlifuoja tavo darbe kolektyvas kaip šeima. Vadinasi, nėra tų, kurie, kaip mūsų darbe buvo, skundė, norėjo būti pirmi, žengė tau per galvas. Nes labai daug tokių yra. Ir aš dirbau irgi savo laiku, kur tiesiog tau eidavo per galvas, tada tu susiemi, eini per galvas kitiem ir tu pasidarai baisus žmogus. Neįvardinsiu to žodžio, nors žinau kokia. Ir aš tokia buvau. Nes kitaip tu neišgyvensi. Ko, aš buvau. Nesustoti ir augti. Tobulėti. Ir tobulėti, kad visi tobulėtų, ne mūsų darbe, kad mes tobulėtumėm kaip įmonė. Taip. Žinot, mes nepasakėm, kad tipo, nebijai, kad tave atleis. Ne, nes manęs neatleis. Va, ir to už nugaros, žinot, to, kad nebijot, kad tave atleis. Čia yra svarbu. Tu išeisi pati, kada to norėsi. Tai dar laikys gal gerai tave. Sakys, kas yra tau. Žinot, prisiminiau vieną situaciją. Ta prasme, aš suabejojau irgi savo pareigom. Sakau, gal aš jau nevažiuosiu, nerinksiu ten tos kolekcijos. Ir taip Laura atsisuka ir sako, važiuosiu dar ir kaip. Tu galvoji, kas už tave ten dirbs. Taip, nes tu privalai. Tu privalai. Tu privalai. Na, aš tavim tikiu, tiesiog.